Vasario 14 dieną vyko Druskininkų savivaldybės tarybos opozicinių liberalų ir Centro sąjungos bei Tvarka ir teisingumas partijų atstovų taryboje organizuotas susitikimas diskusija dėl šilumos ūkio problemų mieste. Į susitikimą pakviesti druskininkiečiai, daugiabučių namų bendrijų pirmininkai, įstaigų bei įmonių vadovai. Susitikime taip pat dalyvavo Druskininkų savivaldybės atstovai, Biomasės energetikos asociacijos Litbioma prezidentas Remigijus Lapinskas, Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Vytautas Stasiūnas, UAB Litesko filialo Druskininkų šiluma direktorius savivaldybės tarybos narys Remigijus Viniarskas. Diskusijos organizatoriai kelia klausimą dėl aukštos šildymo kainos Druskininkų savivaldybėje ir žada rengti tęstines diskusijas, kviečiant šilumos specialistus ir savivaldybės atstovus ieškoti išeities iš esamos keblios situacijos. Šilumos kaina sausio mėnesį Druskininkuose yra 31,89 cento už kilovatvalandę, kai tuo tarpu kaimininėse savivaldybėse šilumos kaina žymiai mažesnė. Varėnoje 22,4 cento kilovatvalandai, Lazdijose 24,97 cento kilovatvalandai. Didesnė už Druskininkų šilumos kainą yra tik 7 savivaldybėse. Lazdijose biokuro dalis bendrame kuro balanse sudaro 99,9%, praktiškai viskas. Varėnoje 80,5%, o Druskininkuose bendrame kuro balanse pagrindai yra dujos. Savivaldybės tarybos narys Kudrauskas, kuris čia dalyvauja, yra pateikęs, kaip žinote, savivaldybės vadovus argumentuotas ir skaičiavimais pagristas išvadas, kad Druskininkų rajoninėje katilinėje ganėtinai ženkliai užaukštintos kuro sąnaudos ir šilumos perdavimo technologinių nuostolių normatyvas, šilumos bazinės kainos skaičiavimuose nėra vertintos pajamos iš apyvartinių lėšų taršos pardavimų ir taip toliau, ir taip toliau. Tikrai pasitelkus specialistus iš šalies reikalinga parengti gerą ir pagrįstą šilumos ūkio vystymo strateginį planą. Ir jeigu už pagrindą paėmus skaičiavimus, kad 9 centai skiriasi už kilovatvalandę skiriasi kainos Varėnos ir UAB Litesko filialo Druskininkų šilumos, reiškia, kainas, tai pagal tą kainų skirtumą 2010 metais mes būtume sutaupę 10,5 milijono litų. Tai šių gyventojai, mokantis užcentralizuotą tiekiamą šilumą, būtų sutaupę 4,4 milijono litų. Tai vis dėlto dideli skaičiai. O kiti vartotojai, tai SPA, sanatorijos viešbučiai būtų sutaupę 6,1 milijono litų. Aptartos biokuro naudojimo perspektyvos Druskininkų mieste Biomasės energetikos asociacijos Litbioma prezidentas Remigijus Lapinskas pristatė pranešimą apie biokuro panaudojimo galimybes ir naudą. Centrinė valdžia žodžiais remia, o realiai neremia. Kaip sakiau, per paskutinius 2 metus Lietuvoje pastatytos 2 tik tai naujos biokuro katilinės, nedidelis. Aš esu įsitikinęs, kad biokūras yra vietinis, žymiai pigesnis kūras, visada išliks tokių ateityje ir todėl perėti prie biokūro ekonomiškai naudinga. Jeigu nėra pinigų, turi būti naudojami ES struktūriniai fondai. Čia Druskininkai yra stebuklų kraštas, ruošiamės kosmonautų ruošimo centrą, tai aišku, atidaryti ir biokūro katilą pastatysim. Bet mane domina toks klausimas, kiek atsiras tarpininkų tarp jūsų ir sakykime... Aš suprantu, čia dažnai užduodamas klausimas. Sako, reiškia, jūs dabar čia gražiai šnekat, o kai mes pasistatysim, tai biokūras pabrangs čia ir viskas bus. Žiūrėkit, reiškia, mano supratimu didžioji Lietuvos problema yra netinkamai vykdomi arba nevykdomi įstatymai. Ir šiai dienai visos sąlygos yra, reiškia, tiek šilumos ūkį prižiūrėti, tiek, reiškia, kaip sakant, tą patį kūro prekybą prižiūrėti. Dabar, jeigu mes manom, kad viešųjų pirkimų įstatymas neveikia arba blogai veikia, tai tada kažką galima pataisyti ir sutvarkyti. Tarkime, energetikos ministerija dabar šneka apie biokūro biržos įsteigimą ir, pavyzdžiui, mūsų asociacija nuoširdžiai pritarė. Tegul.
Tegul atsiranda dar vienas mechanizmas pirkti, parduoti biokūrą, tegul formuojasi rinkos kaina. Aš esu šito vietoje absoliučiai už rinkos sąlygas. Ir aš manau, kad tikrai bent jau kitų 20 metų biokūras drastiškai nebrangs. Aš tiesiog, kad jis visai nebrangs. Aišku, brangs. Kodėl? Todėl, kad mes naudojam, reiškia, dizelį gamybai ir transportavimui. Mes turim darbuotojus, kuriems vis tiek reikės po truputį kelt algas. Reiškia, mes naudojam elektros energiją, kuri brangs. Natūralu, kad ir biokūras šiek tiek brangs. Jo brangimai ypatingai takos pasiūla ir paklausa. Tarkim, atsiranda didelis kažkoks energetinis blokas naudojantis biokūrą, momentiškai sukyla kaina, paskui nusistovi. Sukyla, nusistovi. Bet, kai yra 3 kartus pigesnis biokūras už dujas, tai mano supratimu, reiškia, dar apie tai šnekėti toli gražu, reiškia. Čia bet kokiu atveju jisai bus gerokai pigesnis, jo labiau. Vienas dalykas pamirštamas. Gerai, biokūras pigesnis, bet jeigu mūsų katilinė bus išnuomojama pastoviai ir toliau, tą skirtumą visuomet pasisavins nuomotojas, kadangi jis suinteresuotas gauti didesnį pelną. Ir mums visiems bus bus tik taip šnipštas. Laikotarpį čia yra bazinių kainų užšaldymo principo pasiekmė. Tos kuro sąnaudos pagamintai energijai jos išlieka stabilios. O viršūnėlė pagal metodiką, va ta visa, kur yra virš kreivės, jinai jau atitenka šilumos tiekėjui. Tai kiek man teko dalyvauti kainų komisijoje, sprendžiant tokius ginčius, kokius iškėlė ponas pranešėjas apie šilumos ūkio padėtį ir kainas ir investicijas ir taip toliau, tai kiek žinau, nebuvo nei vieną kartą, kad būtų nustatyti kokie tai pažeidimai, kad ar kainų komisija priėmė neteisingus sprendimus, ar šilumos tiekimo įmonė atliko kažkokius neteisingus veiksmus, ar savivaldybės. Na ir neatsijunkit nuo centrinio šildymo, gyvensim švariai taip, kaip gyvena Praha, kaip gyvena Kopenhagas, Stokholmas, kaip Vilnius. Aš norėjau kaip tik apie renovavimą paklausti. Jis sako, stringa programa šiltinimo namų renovavimo. Ant kiek šilumos tiekėjai yra suinteresuoti tų daugiabučių renovavimų? Šilumos tiekėjai yra suinteresuoti daugiabučių renovavimu tiek, kad jeigu bus šiluma tiekiama į daugiabučius namus, kurie yra apšiltinti ir renovuoti, suvartojimas mažas, mokėjimai maži, gyventojai yra patenkinti. Lietuvoje jau yra 1000 daugiabučių. Gyventojai patenkinti ir jie neturi jokių nusiskundimų. 2003 metais atsivedė gamtinės dujas, kurios tuo metu buvo pakankamai pigios ir užtikrino, kaip sakyti, lengvą įsisavinimą, tuo tarpu pigią šilumą tuo metu ir visos investicijos buvo nukreiptos daugiau per gamtinės dujas vartojančių katilų įdiegimą ir panašiai. Kiekvieno atveju tas investicijas į biokūrą būtina apskaičiuoti ir pasverti ir negalima imti aklai investuoti ir tikėtis, kad tik pastatė biokūro katilą ir visos problemos automatiškai išsispręs. Būtent dėl to savivaldybėje jau nuo 2005 metų turbūt buvo pradėta šnekėti apie biokūro katilo įrengimą, tačiau, kaip minėjau, negalima duoti leidimo bet kokiom sąlygom įdiegti tą biokūrą ir manyti, kad viskas vien to išsispręs. Suvartojamas gamtinių dujų kiekis irgi apsprendžia tos gamtinių dujų kainos dydį. Ir įrengus biokūro katilą automatiškai nukris sunaudojamų gamtinių dujų kiekis. Automatiškai išaugs tos transportavimo sąlygos. Būtent dėl to ta įtaka biokūro šilumos kainos mažinimui yra netokie ženkli, kaip galbūt galėtų kitose Lietuvos savivaldybėse, kaip buvo pateiktas pavyzdys, tai Radviliškis ar panašiai. Lietuva gamtinės dujas perka ant Baltarusijos Lietuvos sienos. Druskininkų tuo tarpu pagal sutartį dujas perka tarp Baltarusijos ir Rusijos sienos ir moka papildomai už transportavimą per Baltarusiją. Tai yra mokama papildomai Beltransgas už transportavimą magistralės Baltarusijos dujotekiais, paskui mokama Grodin Oblgas už transportavimą Gardino srities skirstomaisiais dujotekiais. Nuo Gožos beros miesto iki Lietuvos sienos yra privatus nutiestas dujotekis, kuris taip pat ima savo dalį už transportavimą. Taip pat, kaip žinote, Gazpromas dujų neparduoda niekam be tarpininkų, tai yra įsteigtas Haupas, kuris yra kaip tiekėjas ant sienos, kuris parduoda tas dujas katiliniai. Na ir nuo sienos iki katilinės yra Intergas, kuris ima irgi taip pat užskirstimą. Ar yra galimybė, kad katilinę perims savivaldybė ar nėra?
Sutartis, kaip buvo minėta, pasirašyta 30 metų ir ją žiūrėt grinai teisinius dalykus. Vien tik iš teisinės pusės pagal sutarties punktus. Tai pažeidimų iš Litesko pusės nėra šiai dienai. Tolimai pastatėm biokuro katilą, kur yra tikrai didelė investicija. Kodėl taip neženkliai mažėja kaina? Kur čia Aš jau trumpai minėjau, kame yra pagrindinės priežastys, tai mažėtų bent jau 3 centais ir ilgalaikiais perspektyvai daugiau. Na, kainos mažėjimą galima suskirti į tam tikrus etapus. Tai yra, būtų pirmasis etapas pirmi 3-4 metai, kai yra pagrindinės sąnaudos atsipirkamumas ir tolimesnis etapas, kai jau išmokėtos tos pagrindinės palūkanos ir panašiai, tada kaina dar labiau mažėja. Kitas dalykas tai yra, kad mes gaunam, kaip minėjau, dujas vienu vamzdžiu ir esame vienintelis to vamzdžio vartotojas. Pastačius biokuro katilą sumažės gamtinių dujų vartojamas kiekis, automatiškai išaugs dujų kaina. Na, ponas Vinerskas pasikvietė poną Stasiūną. Nu, aš nieko neturiu prieš jį kaip žmogų, ką nors pasakyti. Ponas Stasiūnas yra Šilumos tiekėjų asociacijos vadovas, gaunantis atlyginimą už tai, kad gina jų interesus, kad atstovauja, reiškia, visus šitos reikalus ir dabar jis mums aiškina, ką reiškia šilumos ir kaip reikia namus šildyti ar dar ką nors. Be abejo, namus reikia šildyti, bet kiek namuose gyvena žmonių, kiek yra problemų, kiek yra savivaldybių, tai yra tema velniškai sudėtinga, nelengvai sprendžiama. Mes visi ne visada galim sutarti visais klausimais, todėl akivaizdu, jis turėtų kalbėti apie savo reikalus, kaip piginti šilumą. Bet jis apie tai pradėjęs kalbėti, rytoj bus atleistas iš asociacijos vadovo pareigų. Todėl klausyti demagogiškų tokių dalykų, mes turėtumėm net ir nekalbėti apie tai. Senai buvo kalbėti apie to biokuro katilo pastatymą Druskininkuose. 5 metai, bet nėra jokio intereso. Nėra jokio intereso šitą reikalą padaryti. Dabar kalbama, kad katilo pastatymui 3 metai, sako, iki 14 metų reikia kada tenais. Dabar čia pataisė, reiškia, savivaldybės, galbūt bus 13 metais padaryta. Atominės elektrinės per 3 metus pastato, ne biokuro katilą. Dievuliau tu man. Tai čia per pusę metų turėtų būti, jeigu normaliai paskaičiuota yra pagristumas kažko. Susitikimo organizatorė apgailestavo, kad savivaldybė ne visada aktyviai stengiasi ieškoti būdų sumažinti šilumos kainas, o didesnį dėmesį skiria ir prioritetais laiko turizmo objektų plėtrą. Kol mes visi tylėsim, bijosim, sakysim nieko nedaryti, kad savivaldybės žmonės būtų atėję ir sakytų, tikrai yra klaidų padaryta, visi suprantam, visus reikia atleisti nuo tas, kas pripažįsta, bet kas sako, kad čia viskas yra tvarkoj, čia jau yra nebegerai. Ir kol visuomenė tylės ir nieko nedarys, nieko nekalbės, o tik tai džiaugsimės, kad čia statom vėl kažkokius tai, nežinau, kokius tai, jūras, kad pastatom, kur jau juokiasi visi, kur be nuvažiuoju, apie tas jūras jau visi žino, visa Lietuva žino, kad vėl jūrą statom.